Aš nesupratau, kas čia dabar vyksta, Sako, tu man, kobra, nelįsk į akis, tada mamukas supyksta ir paima lygintuvą karštą ir pridaužo tėtuką su karštu lygintuvu. Bet jie šitą sako, nu tada jie po 3 dienų susitaiko, jie padaro balių tą progą, kad, nu, susitaikymo ir tada jie abudu baliavoja ir... Čiulpėdra. Labą dieną. Duok saldoje! Mirtis aš! Nebijok, ne pas tave atėjau, pas papūgėlę. Supratau. O mano tai tėtukas miega namie girtas, o mamytė jam daro tatuiruotę ant nugaros. Na, serialą prisižiūrėjo, to begliai... Tai dabar aš kalbėsiu. Tai va, ponė. Tikiuosi, kad dabar supratot, kad aš nejuokauju. Taip, kad jeigu per kitą savaitę nesusimokėsit už telefoną, aš tikrai prižadu, kad aš ateisiu pas jūs ir prišiksiu jums ant kilimo. Dabar aš jūs tik pagąsdinu. Aš galiu pasakyti mamukai ir vardą, bet jūs turit prižadėti, kad nesijuoksit iš jos vardo. Nu kas juokiasi iš žmogaus vardo, tu visai jau galvoji, kai mes kažkur... Žodis! Prie atrankos, ane? Žodis! Nu gerai, mamukai, jos vardas yra Smirdvidė. Nesmirda nieko. O, keleiviai, prašau, nebesdėkite autobuse. Durnas. Vas tu durnas. Tu vėl gausi, kaip pagausi. Nu. Tikrai visi dešinę ranką paimėt. Taip, va. Taip. Bezdalius taip pat. Laikau. Tyliai sakau, atsiprašau ir tiek. Sudėdė mūsų svajų. Inteligentė tu apsišykęs. Greitai į krūmus nusižyk ir važiuojam toliau.